Panerių seniūnija yra pagal teritoriją Vilniui pati didžiausia, pagal gyventojų skaičių pati mažiausia. Ir iš tiesų jas kamuoja problemos, kurios neturėtų kamuoti miesto gyventojų, daugiau galbūt mažų gyvenviečių ir kaimų gyventojus, nes problemos yra, kad gatvių nėra, apšvietimų nėra, šaligatvių nėra ir tokia vandentikio ir kanalizacijos ir panašus dalykai. Tai iš tiesų mano žinia Panerių gyventojams yra ta, kad ten, kur gatvės magistralinės tikrai svarbios, kur daugiau eismo vyksta ir viešo transporto, kad jas tvarkysim be abejo už savivaldybės lėšas. Visiems kitiems noriu aiškiai žinia pasiųsti, kad 50% patiems gyventojams prisidėjus, likusią sumą tikrai savivaldybė pridės, kad visą tai išspręstų. Džiugu, kad vis dėlto Panerių seniūnijoje yra į ką atsiremti kultūros vertybių prasme, bet mes čia irgi gražiam fone filmuojamės ir dvaro ansamblis Andrė projektuotas parkas. Iš tikrųjų, mūsų tikslas irgi kreipėmės dėl projektų į kultūros vertybių apsaugos departamentą, kad čia būtų atnaujinta, kad iš tikrųjų ten geležinkelis galima būtų gal ir traukiniu atvažiuoti, čia ekskursiją pasidaryti. Ir vėlgi džiugu, kad išgirdau vieną kitą idėją, kaip čia galima daugiau gyvybės įpūsti į šitą kraštą. Tai aišku, savivaldybė ir aš pats asmeniškai labai palaikom šitas mintis.